Lietuvoje Dulkys įdegė naujovę. Nuotolinė prekyba vaistais. Tai sunki naujovė, mielieji. Įvairiais būdais, reiškia, gerinant tą vaistų prieinamumą, vienas iš jų tai yra, reiškia, dėl nuotolinės prekybos. Tai reikia prisiminti, kad ta nuotolinė prekyba prasidėjo nuo 22 metų Liepos mėnesio, taip? Tai, sakykime, kad nematome didelio aktyvumo, tai aš manau, kad vis tiek reikia laiko priprasti prie šitos naujovės. Taip, žinoma, su senjorais yra prasčiau, bet tai čia visur prasčiau. Telefono numerį keičia į +370, jam irgi prasčiau. Bet reikia eiti kartu su, aš taip įsivaizduoju, su progresu. Ir šitoj vietoj aš tik noriu pasidžiaugti, kad Lietuva yra viena tarp 8 apskritai Europos valstybių įsivedusi tokį dalyką. Jo, nuotoliniai vaistai pensininkam praktiškai toks pat rebusas, kaip pakeisti telefono numerį į +370.